Daugiau nei metus su nerimu tiek vyresnės, tiek ir naujosios kartos išeivyje laukia Lietuvos valdžios sprendimų dėl dvigubos pilietybės įteisinimo. Deja, po Liepos mėnesio pradžioje vykusių batalijų ir galutinių sprendimų nusivylimų atodūsis ko gero nuvilnijo per visą išeivyje, nes nors Seimas iš pradžių ir pademonstravo pakankamą ryžtą spręsti dvigubos pilietybės klausimus, nepaliekant didžiosios dalies išeivijos už borto, prezidento veto tas pastangas nubraukė ir Seime dėja nepakako pastangų tokį prezidento veto atmesti. Nors nedidelės dalies ir ypač naujai gimusių vaikų pilietybės išsaugomo klausimas dabar lyg ir išspręstas, tačiau ore kybo klausimas, kaip bus su dvigubos pilietybės ir apskritai Lietuvos pilietybės išsaugojimu tiem, kurie ar prieš dešimtmečius, ar pastaruoju metu gyvena ir darbuojasi užsienyje. Mano požiūriu ir apskritai liberalų sąjūdžio pozicija yra tokia, kad rankų šiandien nereikėtų nuleisti. Jau po kelių mėnesių pradės dirbti naujos kadencijos Seimas ir mes kartu su partneriais esam pasiruošę telkti jėgas, kad prie dvigubos pilietybės klausimo būtų vėl sugrįžta ir siekiama pataisyti tas kelias įstatymų nuostatos, leisančias įtvirtinti galimybę tiek čia Europoje, tiek už Atlanto gyvenantiems gausiems išeivijos bendruomenių atstovams matyti perspektyvą ir jausti, kad valstybė Lietuva ištiesia jiems ranką ir kad mūsų žmonės esantis užsienyje šitai šaliai rūpi. Manau, kad kalbėjimas šiandien apie referendumo organizavimą mano supratimu yra ankstyvas ir skubotas. Pirmiausia, mes turime pasižiūrėti ir išnaudoti visas teisinės galimybės, mėginant sutvarkyti patį pilietybės įstatymą. Nes Konstitucijos 12 straipsnio keitimas, kaip mes puikiai žinome, yra susijęs su nemažomis rizikomis, nes referendume reikalinga surinkti labai didelį skaičių paramos ir kartelę reikalavimai referendumui tvirtinti yra tikrai tokie aukšti, kad net ir taurūs sumanimai pakeisti pilietybės reglamentuoja Konstitucijos straipsnį gali būti nesėkmingi. Todėl jausdami ir išeivijos susirūpinimą, bendruomenės keliamą pilietybės klausimo neatidėliotiną sprendimą, mes liberalai siūlome, kad naujos kadencijos Seimas tarp vienų svarbiausių darbų pilietybės išsaugojimo mūsų žmonėms klausimą įsirašytų į savo darbotvarkės prioritetų tvarka. Kaip jūsų manymu, ar galima būtų kalbėti apie dvigubą pilietybę, ar vis dėlto reikėtų kalbėti apie prigimtinę teisę, kaip tai suformulavo Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė Regina Narušienė, Pasaulio lietuvių bendruomenių pirmininkų suvažiavime Trakuose prieš keletą dienų? Natūralu, kad pilietybės klausimas betarpiškai yra susijęs su kiekvieno žmogaus prigimtinėmis teisėmis. Galima sakyti, kad pilietybė yra viena iš tokių svarbių teisių, bet šalia to aš manau, kad mes turėtume žiūrėti į dvigubos pilietybės klausimą iš ties suvokdami pasaulinės tendencijas. Pasaulyje šiandien modernėjant, darantis vis atviresniam, derinti dvi pilietybės, Lietuvos ir kitos šalies pilietybė yra tikrai joks nenusikaltimas, veikiau tai yra realybės suvokimas ir manau, kad būtent šitą linkme ir mūsų šalis turėtų eiti. Tiek stiprinant teisės į pilietybę institutą, kaip prigimtinį, kaip neatimumą kiekvieno žmogaus teisę, tiek ir pilietybės įstatymę atrandant aiškias formuluotės, atveriančias kelią šimtams tūkstančių Lietuvos žmonių matyti perspektyvą ir išsaugoti ryšį su savo šalimi.
Ačiū labai.